Kelmiškiams. Kelmiškiams. Jau ne vienerius metus į Kelmę kaip į antrus savo namus atkeliauja svečias iš Nyderlandų karalystės Hardenbergo miesto. Labdaringa veikla užsiimantis Jaap Vilts šiemet vėl pravėrė Kelmės specialiosios mokyklos duris. Pastarosios viešnagės metu optimizmo nestokojantis vyras įsteigė žvakių liejimo dirbtuvėles. Tądien, kai lankėmės miesto pakraštyje įsikūrusioje ugdymo įstaigoje, prie įvairiausių formų ir dydžių žvakėmis nukrauto stalelio laukė ne tik dirbtuvėlių įkūrėjas, bet ir nekantrumu šviečiančios moksleivių bei mokytojų akys. Mokyklos bendruomenė neslėpė džiaugsmo dėl naujai išmokto amato. Vyresnieji sakė, jog nori kuo daugiau išmokti. Štai ir mūsų viešnagės dieną greta dailių baltų žvakių ėmė dygti įvairias spalvės mažutės žvakutės. O galiausiai pokalbį sušildė ant stalelio surusenusi širdelė, tarsi gražios ir jautrios Jaapo bei Kelmės rajono vaikų draugystės simbolis. Kada ir kaip užsimezgė svečio pažintis su Kelmės rajonu ir būtent su šita mokykla? And as I asked you before, the first question would be, what was the first time then you came here to Kelme and to the school? Okay. I came to Kelme at 1993, and we did projects for almost 20 years. First years we brought clothes and all kinds of materials for school. And the last 7 years, children came to Holland. We helped them and they visit Holland. And the last 7 years we start projects here at the school. Taigi pirmą kartą jis atvažiavo į Kelmę 1993 metais. Iš pradžių jie į mokyklą atvežė visokius, daiktus, rūbus, o paskui sugalvojo padaryti projektą. So I asked from the municipality money for have one day, nice day with the children, go out and to start, to have money for starting process, and we looked and they have seen how to make candles. Jaapas, Olandas, mūsų svečias paprašė, kad iš valstybės pinigų parašė projektą, kad mūsų mokiniai galėtų pradėti gaminti žvakes. And I'm very happy that we started Monday with the materials, and Aegidius helped us to make everything, and yesterday we started to make the first candles. So these are the first white candles we make. So we hope it will start a process that children love to make candles. We will see. Jis atvyko pirmadienį. Pirmadienis prasidėjo nuo to, kad aptarėm pasiruošėm visą darbo vietą ir prasidėjo procesas. Jo tikslas, kad vaikai juoktųsi, džiaugtųsi gaminami šitas žvakes. O pirmas mūsų produktas buvo šitos baltos žvakės. So that I try to do this week, and I hope to come back at May this year, and I hope they make many candles. It's not a business, but it's a kind of charity. We want to make this, and maybe we can sell that to people or to parents, and we can buy a wash again and go on with this process. Tai nėra iš tikrųjų biznis, mes darom tokį kaip bendravimą, kad vaikai bendrautų su kitais, kad galėtų savo darbelius parodyti, gal gauti kažkiek pinigėlių gal už tai. Kaip jums patinka Kelmė, kaip jums patinka Lietuva ir kaip jaučiatės grįžęs iš Lietuvos į Olandiją? The question is, do you like Kelmė? Do you like Lithuania, or how do you feel then you come back to Holland from Lithuania? Yes.
Yes, we like Kelma. I don't know why, but we started here 20 years ago, so we know so many people, and some people, the mayor and the chief of the hospital and the chief of police, and they have all been in Holland. They've changed now, but they have been there, and we have good contact, so it's more easy to go on here. Taigi jie turi čia labai daug draugų susiradę per tos 20 metų. Kelmėj tai yra ir policijos viršininkai, ir ligoninės viršininkai, ir čia mokyklų įvairių darbuotojų. Taigi, todėl jam visada labai malonu čia grįžti. It's our second fatherland, Heimat. Yeah. Taigi čia tokia kaip antra tėvynė. And how do you feel then you come back to Holland from Lithuania? You miss Lithuania? Well, yes, I miss it really. When I come here at school, the children are waiting and see me, and I know they like, and we like too, to see them again. It's. I said when I came back at Monday here, I said I feel home. I feel home again. Yes. Taigi jis iš tikrųjų pasilgsta mokinių, jie žino, kad jie laukia Japo, kad ir kaip pirmadienis atvyko į mūsų mokyklą, jis tikrai pasijuto lyg namie. I see happy faces. Jis mato laimingus veidus. Yeah. Nice to do. Kelmiškiams. Kelmiškiams. Kelmiškiams.